Sveiki visi. Taigi, visai neseniai apžvelgėme Fine Art kompresoriaus ir aerografo komplektą pradedantiesiems. Ir štai čia yra Gagleri setas irgi pradedantiesiems. Tai yra mini kompresoriaus ir aerografo rinkinys. O mūsų technika štai tokia. Komplekte yra štai toks dvigubai didesnis kompresorius negu Fine Arto. Yra Classic Series aerografas, yra be abejo šlanga, laikiklis, maitinimas. Dabar įdomus dalykas pas šį, kad jis turi 2 išėjimus aerografų, kaip ir 2 laikiklius. Įdomus toksai variantas, bet pats kompresorius jis šitoks, daug solidesnis, sakykim taip. Taip iš pirmo vaizdo aš nustebau. Ir jisai atseit reguliuojasi su slėgiu. Vėlgi tas slėgio reguliavimas, kadangi rezervuaro šitame daikte nėra, jį reiktų labai žiūrėti su, sakykim, tokiu įsimerkimu, nes jisai reguliuoja, kaip stipriai dirba motoras. Dabar kitas dalykas, kokį aš pajaučiau iš karto pasiėmus šį kompresorių ir pabandžius pūst, bet jis yra galingesnis. Jisai yra tikrai galingesnis negu Fine Arto. Atsukus į maksimum šitą slėgį, tai jisai tiesiog dirba garsiau. Ar daugiau slėgio, aš neįvertinčiau, čia tiek aš nepamatuosiu ant pirštų, nes jis panašu, kad dažo lygiai taip pat stipriai kaip ir bet kurio iš tų pasirinkimų, tai šiek tiek juokinga, bet tas pats galioja ir Fine Artui, ir šiaip visiems kompresoriam, kurie neturi to slėgio rezervuaro, nes motoro darbas tai nėra slėgio reguliavimas. Slėgio reguliavimas yra tiek, kiek tu leidi jam ištekėti. Galiausiai, kiek jisai čia prašytės, kol daina iki aerografas pasikeičia. Tačiau Gagleri šiuo atveju įdėjo daug galingesnį motorą, kuris panašu tą, ką jis čia rašo, jis gali atidirbti biškelį solidžiau. Garsas jo šiek tiek gilesnis, nėra toks brizgalas, bet jis nėra labai ir tylus. Sakykime, jis nėra labai garsus, tikrai, jis tylesnis negu paprastas kompresorius, bet aš šiek tiek nustebęs esu, kad jisai duoda pakankamai gerą aerografą su savimi. Dabar ką mes turim iš aerografo, tai turime standartą. Be abejo, kaip sakiau, čia yra Classic Series, tai pas juos pats paprasčiausias aerografas. 038 adatos. Komplektas yra su šito kompresoriu. Galvos uždėjimas yra naujo tipo. Taip pat kaip ir pas kitus brangesnius Gagleri aerografus. Jis taip pat yra užspaudžiamas, neužsukamas. Kas, manau, šiai kainos kategorijai yra labai didelis pliusas. Toliau, vidus yra sušveistas, šiaip jaučiasi labai švelnus, bet jisai nepoliruotas, matomai tik padengtas, kaušelis taip pat nusijema ir vidus irgi panašu yra labai gražiai iššveistas. Rankose aerografas, turiu pasakyti, iš karto jaučiasi daug maloniau negu Fine Arto, vien dėl jo svorio. Jis toks, pavadinkim, tvirtesnis tas aerografas, jis ne aliuminis, čia jau metalas. Jisai ranko geriau sėdi. Toliau, kas pas jį yra tikrai geriau,
negu pas Fine-Artą, tai šitas gaidukas, jis vaikšto normaliai ir aš galiu su jo pareguliuoti slėgį. Tiesa, aš nereguliuoju niekada su šito dalykiu slėgio, aš reguliuoju paprastai su kompresorium slėgio, jeigu man reikia. Bet čia gaidukas yra normalus, nepigiena visiškai, kaip, sakykime, pas Fine-Art. Tai daug apie jį papasakoti negaliu, bet vien iš to, kaip jis yra surinktas, kas yra čia, manau, yra daug geresnis pasirinkimas pradedančiajam. Ar reikia pabandyti padažyti? Manau, reikia pabandyti padažyti. Dabar modelio aš nedažysiu, parodysiu tiesiog parografų veikimą ant lapo. Ir Gahleri buvo labai šaunuoliai, jie davė apžvelgti kartu ir jų būsimus naujus dažus, kaleido. Tai, sakykime, išbandysime su jais. Aš prieš tai ir bandžiau su jais, tai visai geri dažai pasirodė. Modeliukų man suteikė iš esmės viską. Ir dažus, ir aerografą pasibandyti. Paprašė pasakyti savo nuomonę, ar verta vežtis. Tai kol kas, ką aš matau, yra labai super. Pabandom būtent panaudoti šitą reikalą dažymę ir pasiimsim taip pat termovizorių, kad pasimatuot temperatūrą. Ar jisai kaista labiau ar mažiau. Taigi, šiek tiek pažaidus su juo, aš tiesą pasakius nematau iš vis jo šilumos, jokios, niekur. Visur jisai yra kambario temperatūros, tiesa šiandien labai karšta, tai negalėsim labai viens per vieną palyginti. Na, bet parodau, kad jisai kol kas visur šaltas. Kadangi visi pagalvojau, kad nesąžininga būtų tik padaryti ant lapo, o reikia padaryti modelį, kad maždaug panašų laiką išnaudoti, taip pat apžvelgsim ir primerį. Visiškai naujas, taip pat akrilinis primeris. Labai įdomu kažkaip reikalas. Taip, pabandysim ant to pačio modelio pardažiau biškį pagruntuoti. Nu va, pasiruošim. Slėgis yra. Tai pradžiui, kaip ir prieš tai, pasibandom ant lapo. Iš karto skirtumas šiaip didelis. Daug paprasčiau kontroliuoti aerografą. Šiek tiek nustebau. Turiu nebilot. Pabandom nupiešti plūnos linijas. Oho. Gerai, aš esu natūraliai nustebęs stipriai. Aerografas labai valdomas. Labai tiksliai dažo irgi. Ir čia yra jų Classic serija. Pažiūrim, kaip yra jo cilindras. Dabar, kad jau čia jau verta žiūrėti. Apvalus. Stabiliai apvalus žiedai. Gerai, aš esu nustebintas. Aš tikrai labai nustebęs esu pačiu aerografu. Kompresorius dirba kaip priklauso, viskas su juo čia gerai. Žiūrim ant modelio, kaip čia bus. Kas tikrai labai stebina
šitas reikalas. Rūfas nesispjaudo. Aš girdžiu šiokį tokį pulsavimą, bet jis nesijaučia. Jeigu mes užsidėsim ant maksimalaus motoro darbo, garsas stipriai sumažėjo pulsavimo, bet vis tiek jo nesijaučia dažnai. Nematau to kaip čia. Sunku labai apibūdinti, sakykime, ką reiškia tas pulsavimas. Ir jis dirba labai tolygiai. Stebėtinai tolygiai. Beveik išdažėm visą kaušiuką ir tas gruntas geras labai. Aš šitai pačiu negailėdamas ir neįstraukia viskas kaip privaliu. Nu va, baigėsi. Nu ir ką aš galiu pasakyti? Aš labai nustebintas šituo aerografu. Visų komplektų iš tikrųjų, jis čia dirba labai stabiliai. Nu, pažiūrim dabar su valymu ir kaip čia mes kaisim. Gruntas ryškiai nedraugauja su leveling thinneriu. Valymas, aišku, šiek tiek sudėtingesnis jau ryškiai, nes negaliu naudoti leveling thinnerio su šiais dažais, kadangi avelė jos. Kas šioks toks nusivylimas, bet nieko baisiai blogo. Įdomus tas skaidiklis, kas labai burbuliuoja. Nu taip, dažas, tas gruntas ne pats smagiausias valymui. Čia jau nieko nepadarysi, reiks pavargt. Aerografas mūsų švarus, esmės. Dar galima išsivalyti tais patį centriuką. Ir pasimatuosim mes tada temperatūrą. Nu va, baigiam su šitu. Tai dabar pasimatuojam, ką mums rodys termovizorius. Taip, nu va, užfiksavau, kur kompresoriukas dirba. Visas pašyla šiek tiek. Tas pašylimas čia jo va. Tai čia rodo maždaug 36 laipsnius, taip geriau pataikius. Apačioj nesimato nieko. Fonas šiek tiek pašiltesnis toj pusėj, bet jis čia maždaug yra. Aišku, lemputė šviečia. Čia yra kompresoriaus pats motoras.
Tai va. Tai aš vertinu šitą komplektą gerai, aerografas nustebino savo valdomumu. Šiek tiek gal aš čia prasimečiau naudodamas ne dažus, ir ne tą patį primerį, prieš tai naudojau aš Mr. Hobby gruntą, čia naudojau jų gruntą, kuris netaip lengvai valosi. Tai, na, čia mano minusas šioks toks, bet kaip dažymui 038 adata aš nustebau. Valymas nėra toks paprastas, vėlgi čia greičiausiai dėl dažų, bet aerografas daug geresnis, daug geresnis. Vien dėl aerografo verta. Tai va, tiek apie galeriją aerografo ir kompresoriaus komplektą, kurį man atsiuntė modeliukai pasibandyti, pasilyginti, sako, kaip čia dabar tarp Finearto ir šito. Manau, šitas yra geresnis. Tai va tiek. Ačiū Jums už žiūrėjimą. Tikiuosi buvo įdomu. Tai tiek ir iki.